Dabar aš važiuoju pro tos nupieštus žmonės ir štai man rodo, einančių žmonės supranta, ką daro. Garantuotai vaikam labai patiko. Mano vežėčias ir štai elnių būrys. Štai ten vienas elfas eina pro vartelius. Tesla žino kažką, ko nežino kiti gamintojai. Na štai, pagaliau atėjo ta diena, kai ir Tesla turi savo namus Lietuvoje. Nes anksčiau, ne vieną kartą apžvelgdamas Tesla elektromobilius, aš sakydavau, viskas būtų šaunu, pasižymi puikiomis savybėmis. Tačiau viena problema – oficialus automobilio aptarnavimas, jeigu tokio prisireiks, o žinoma, tokio prisireiks, yra arčiausiai nuo Lietuvos arba Varšuvoje, arba Helsinki. Buvo, nes nuo dabar oficiali Tesla atstovybė įsikūrusi ir Lietuvoje. Štai čia yra Tesla automobilių salonas, o ten toliau už manęs ir oficialios dirbtuvės, kur bus aptarnaujami Tesla markės automobiliai. Bus aptarnaujami ne tik čionais, tačiau bus ir išvažiuojamosios brigados, kurios atvyks į vietą, kai klientui prisireiks automobilio priežiūros. O štai čia už mane stovi, norėjau sakyti, populiariausias 2023 metų Europos automobilis, tačiau ne. Jis ne tik buvo populiariausias Europoje, tačiau ir visame pasaulyje. Buvo parduota daugiau kaip 1,2 milijonai šių Tesla Model Y elektromobilių. Ir tai tapo pačiu populiariausiu automobiliu pasaulyje, aplenkusi ne ką kitą, o Toyota Corolla. Nuo 2022 metų šis automobilis yra gaminamas Berlyno Tesla gamykloje, tad ir į Lietuvą jis atkeliauja iš Vokietijos. Šiai dienai Tesla Lietuvoje prekiauja dviem modeliais. Tesla Model Y, stovintis už manęs, ir jo bendra platformis Tesla Model 3, kurio anksčiau aš apžvalgą esu daręs, taip pat Motorai TV YouTube kanale galite pamatyti ir Tesla Model S, tiek naujo, tiek ir naudoto elektromobilio apžvalgą. Taigi, kas yra tas populiariausias pasaulyje Tesla Model Y automobilis? Na, tai yra 4,7 metro automobilis, kuris dėl naudojamo gamyboje aliuminio sveria tikrai nedaug. Štai ši bazinė versija, kuri turi vieną elektros motorą sumontuotą gale ir atitinkamai sukanti galinius ratus, sveria mažiau nei 2 tonas. Na, jei čia būtų versija su 2 elektros motorais, jos svoris taip pat būtų ne ką daugiau nei 2 tonos. Lengvas aliuminis užtikrina, kad Tesla modeliai yra tikrai lengvi. Taigi, čia pirmai mano pažinčiai su Tesla Model Y yra bazinis automobilis su galiniais varančiaisiais ratais ir mažiausios 60 kWh talpos akumuliatoriumi, kuris vienu įkrovimu leidžia nuvažiuoti 455 km. Galima ir long range versija turinti 82 kWh talpos akumuliatorių, na ir su tokiu automobiliu galima nuvažiuoti net 600 km vienu įkrovimu. Ši bazinė versija turi 220 kW arba 299 arklio galių elektros motorą, kuris iki 100 leidžia įsibėgėti per 6,9 sekundės. Galingesnė long range versija pasiekia 250 kW arba 340 arklio galių. Na, o jeigu jums reikia galingiausios versijos, tada reikia rinktis performance modelį, kurio galia siekia daugiau kaip 400 kW arba daugiau kaip 560 arklio galių. Ir toks įspūdingas Tesla Model Y Performance elektromobilis iki 100 km per valandą įsibėgė vos per 3,7 sekundės. Na, bet man užteks ir 6,9 sekundžių, tuo labiau, kad tai yra elektromobilis, pasižymintis gerų sukimo momentų nuo pat pirmų sūkių, na ir žinoma, lygiai taip pat svarbu jo praktiškos savybės. Pirmiausia, aš negalėsiu parodyti vieno pagrindinio dalyko, kadangi Tesla vairuotojų raktas yra jų asmeninis telefonas. Šiuogi atveju aš naudojuosi kortele, kad galėčiau automobilį atidaryti, tačiau
Iš esmės visos kitos funkcijos, jeigu jūs esate automobilio savininkas, yra pasiekiamos mobiliojo telefono programoje. Taigi, automobilio atidarimas, štai pridedu kortelę ir automobilis atsirakina. Spusteliu rankenėlę, kuri čia yra iškylanti, ir atsidarau dureles. Ir tam, kad atidaryčiau priekinį ne variklio, o bagažinės gaubtą, aš turiu štai pasirinkti čionais paspaudimą. Štai. Kaip lengvai ir paprastai. Spusteliu ir atsidaro. Štai koks lengvas variklio gaubtas. Tiesiog su vienu pirštu kilsteliu. Ir štai čia yra tokia papildoma ertmė, kur galima laikyti, pavyzdžiui, įkrovimo laidą. Pavyzdžiui, šis automobilis Jungtinėse Amerikos valstijose gali turėti net 7 sėdimas vietas, todėl jo bagažinė, akivaizdu, tikrai nėra maža. Ja taip pat galima atidaryti naudojantis arba telefono programa, arba ne, mostelėjus koja nepavyks atidaryti, jeigu neturite išmaniosios programos, tad reiks spustelėti ir atsidaro štai tikrai didelę bagažinę, į kurią telpa nuo 854 iki net 2158 litrų. Jūs pagalvokite, kiek daug daiktų telpa į šio automobilio bagažinę. Žinoma, tam reikės išimti štai čia papildomus perdengimus. Tačiau audinys minkštas, viskas atrodo tikrai labai kokybiškai, taip kaip ir įpratę europiečiai. O jeigu noriu maksimalios bagažinės talpos, tai štai yra klavišai, kurios paspaudus galiu nulenkti galinių sėdinių atlošus. Vienas ir kitas. Ir dabar į bagažinę, žinoma, išėmus šią dalį, turėtų tilpti beveik 2200 litrų. Tad nesistebiu, kad Model Y Jungtinėse Amerikos valstijose gali turėti net 7 sėdimas vietas. Štai, kaip ir kitose Teslose, čia yra paslėpta įkrovimo vieta. Šis Tesla Model Y bazinė versija yra įkraunamas maksimaliai iki 170 kW siekiančią galią. Jeigu tai yra long range arba performance versija, įkrovimo galia siekia 250 kW. Na ir žinoma, galima naudotis Tesla Supercharger ir Ionity įkrovimo tinklu. Be tokių iškylančių rankenėlių, štai čia yra ir durelių stiklai be rėmų. Vėlgi, mažesnis automobilio svoris ir atrodo gana sportiškai. Na ir sėdu į saloną. Čia matau bazinis juodos spalvos salonas, galimas ir šviesios dirbtinės odos salonas. Ir tikrai daug vietos kojom. Priekinė sėdynė yra nuleista į žemiausią padėtį. Ir čia dar tikrai labai daug vietos pasikėšti pėdom po priekinę sėdynę. Taip pat štai yra toks įspūdingas panoraminis stoglangis. Kas sakė, kad Tesla yra triukšmingas? Tai išvažiuosiu greitkelį, tikrai maloniai nustebino, galvau. Tokia tikrai nesunki mašina bus gerokai triukšmingesnė. Dėl dinamikos tikriausiai klausimų neturite. Važiavimas iš tikrųjų maloniai nustebino. Tikrai mažiausia, ko tikėjausi iš Tesla, tai tylos salone. Dabar aš noriu papasakoti apie 2 dalykus. Pirmas tai yra automobilio pasukamumas, arba tiksliau, koks jis yra nedidelis. Štai pavyzdžiui, pro tos vartus garažo su Volkswagen ID šeimos automobiliu, kuris turi galinius varančiuosius ratus, aš praktiškai nesustodamas išvažiuoju, nes jo apsisukimo skersmuo yra maždaug 10 metrų, truputį daugiau. Tačiau šio automobilio, ar tai kaip šiuo atveju yra galiniai varantis ratai, ar turi visus varančiuosius ratus, sukasi jisai labai sunkiai, apsisukimo skersmuo yra daugiau kaip 12 metrų, tad pasukamumas tikrai yra prastas. Tačiau aš labiau apie kitą dalyką norėjau, kad jūs suprastumėt šitos savivaldžio važiavimo sistemos ypatumą. Šito automobilio kompiuterio procesorius
pats apdoroja matomus vaizdus. Ir įdomiausias dalykas, taip jis mato stovinčius automobilius, tačiau aš čia dabar nelabai aiškiai judu, tai jis koloną pradeda fiksuoti galbūt kaip sunkvežimį, tačiau štai čia ant sienos yra nupiešti stovinti žmonės. Ir dabar aš važiuoju pro tos nupieštus žmonės ir štai man rodo, štai net dviratininką važiuojantį, nors ten mergaitė supasi, štai einančių žmonės, o iš tikrųjų čia yra ant sienos nupiešti žmonės. Štai koks įdomus niuansas. Štai tie žmonės ir, aišku, mato kitas stovinčias mašinas. Šiaip, kas man labai patinka Tesloje, tai, kad tu visą laiką supranti, kad automobilis mato. Na, galbūt gerai, interpretuoja ne visą laiką taip, kaip reikėtų, tačiau skirtingai nuo kitų automobilių gamintojų, tu esi užtikrintas, kad jisai supranta, ką daro. Ir tau nereiks spėlioti. Pataikys, nepataikys, atpažins, neatpažins. Kaip supratote, tai nėra tiesiog perteikiamas kameros vaizdas. Tai yra procesorius, kuris apdoroja ir sukuria šiam automobiliui visą tą suvokimą, kas vyksta aplink automobilį. Na, o žvelgdamas į šio automobilio saloną, pirmas vaizdas, ką aš suprantu, ir šalia buvęs keleivis, kuris važinėja švediško automobiliu ir pasakė, oho, koks šaunus minimalistinis salonas. Tai mano galva čia yra dvigubai labiau minimalistinis negu Volvo automobiliuose salonas, nes, iš vis tokios švarios linijos, viskas taip minimaliai elegantiška, tiesiog malonu žiūrėti. Ir vienintelis fizinis mygtukas štai yra avarinio signalo įjungimas, visa kita yra ekrane ir štai dviem pasukamais valdikliais su priskiriamomis skirtingomis funkcijomis ant vairo. Štai pavyzdžiui, tą patį vairą galima susireguliuoti, tai kaip norite įvažiuoja. Tuo pačiu valdikliu jūs galite susireguliuoti veidrodėlius. Labai puikia aplinka, minimalistinė, su tokia štai šviesaus medžio intarpais, nežinau ar jisai čia yra tikras, tačiau faktas, kad plastikas yra minkštas, viskas atrodo gražiai, štai atidaroma dėtuvė čia, netgi dvi vietos įsikrauti belaidžių būdų telefoną ir tikrai labai patogu, tiesiog pasidėjai ir viskas ir nėra kažkoks guminis, kaip pavyzdžiui Volkswagen, naujausiam Volkswagen Tiguan sutikau toks kaip techninių dirbtuvių darbastalio paviršius. Ne, tai yra štai aptrauktas tokiu minkštu audiniu ir štai įsikrauna telefonas, viskas tikrai labai patogu. Milžiniškas panoraminis stoglangis ir daugybė nustatymų čia. Tiesa, kalbant apie kokybę, taip, medžiagos man tikrai patinka, tikrai atitinka klasės standartus. Štai durelės yra minkštas audinys, netgi toje vietoje, kur aš įsidedu gertuvę telpa, tas jau gerai. Taip pat naujausiame Tesla Model I buvo pagerinta garso izoliacija. Galbūt vienintelis tas, kad čia galima praktiškai pirštą užkišti tarpą tarp štai priekinės dalies ir durelių, bet kai tie tarpai tokie daugiau mažiau vienodi, tai aš manau, kad tai tikrai nėra kažkoks labai didelis trūkumas. Tikriausiai galbūt perfekcionistai norėtų, kad šitų tarpų tokių didelių ir nebūtų, tačiau man dėl to visai kažkaip tai nekylo jokių klausimų, tuo labiau, kad štai čia tikrai labai puikiai groja muzika. Kiek aš domėjausi, o kasgi kūrė šią garso sistemą, tai yra originali Tesla sistema, tačiau radau informaciją, kad tai Bang & Olufsen inžinieriai padėjo sukurti sistemą ir skamba jinai tikrai įspūdingai. Nieko nereikia reguliuoti, viskas yra palikta per vidurį, žinoma, jūsų skoniui galite nusireguliuoti taip, kaip norite, aš galbūt net šiek tiek sumažinu žemų dažnių garsiakalbio intensyvumą. Fantastiškai skamba. Vienas geriausių garsų, kurio esu girdėjęs automobilio salone, o jau tikrai geriausias, kalbant apie šios klasės, šios kainos automobilius. Bet žinoma, ne tik garsų bus įgyvas, tačiau ir visais kitais nustatymais. Tikrai didelis trūkumas, kad be skaitimo akinių, čia praktiškai jeigu turite, jums jau reikia skaitimo akinių, kaip man pavyzdžiui, tai jau čia įžiūrėti visas tas parinktis jau sudėtinga. Per parinktis galima rasti
šrifto padidinimą, tačiau visos funkcijos ir štai va tos piktogramos, jos tokios mažytės, kad ten nelabai ką ir įžiūrėsite, nebent turite idealų regėjimą, tai čia tikrai toks būtų trūkumėlis, tačiau vėliau susipažinus su tais dalykais, tuo labiau galima funkcijas valdyti ir balsu, tai neturėtų kilti kažkokių didelių iššūkių. Dar reikia pasakyti, kad vairas čia yra įprastas, skirtingai nuo mano paskutinio bandyto Model S, kur galimas ir toks neįprastas vairas be viršutinės ir apatinės dalies. Tai čia, kiek kalbėjau su atstovais, tai tikrai nebus siūlomas toks taip vadinamas yoke steering vairas. Ir čia bus įprastas vairas ir, sakė, vienintelė kita galimybė, kad automobilis neturės jokio vairo. Kad šviesų šou prasidėtų, išlipkite iš automobilio. Žinoma, atidarimas durelių lygiai taip pat. Mygtuko paspaudimu atsidaro langai. Garantuotai vaikam labai patiko. Va tai va, šou baigėsi. Jeigu anksčiau apie Ford Explorer EV aš sakiau, kad tai automobilis, kurio nesinori atiduoti, tai aš jums garantuoju, kad šio automobilio jums neleis atiduoti vaikai. Nes, tiek pramogų ir tikrai Tesla supranta tuos psichologinius momentus, kaip patraukti vartotojų dėmesį tiek suaugusių su savais prioritetais, tiek ir vaikų, kurie, žinoma, taip pat turi nemažą sprendžiamąją galią. Važiuojant savivaldžių būdu, štai, mato, aš atsistojau čia, mato štai ir autobusus, čia aišku pavaizdavo kaip amerikietišką kokį nors tikriausia Peterbilt sunkvežimį, kas iš tikrųjų yra Volkswagen transporteris, bet štai, matot, kaip atrodo visa aplinka ir beje, štai aš dabar pravažiuosiu tarp šių automobilių. Ir pasižiūrėkite, kaip tai atrodo. Žinoma, Tesla savininkam tai yra žinoma. Štai gal pakeis vaizdą. Šio jis kitaip supranta, kaip su kažkokia priekaba. Jie žinoma ir nepamiršta ir humoro. Štai mano vežėčias ir štai elnių būrys. Tai štai, dabar automobiliai yra rodomi kaip elniai. Aš važiuoju su senelio vežėčiamis. O žmonės, pabandom surasti, žmonės yra rodomi kaip elfai. Štai, važiuoju, stovi elniai. Tikrai, ar ne žaisminga? Štai varpelių skambesys, kai jungtas posūkis, tiesa, aš galiu jį aktyvuoti visą laiką tą posūkį ir tik tai trumpai suskamba varpelį ir viskas to baigėsi. Beje, kalbant apie, štai ten vienas elfas eina pro vartelius, štai tas elfas parodė į ten einantį pro vartelius. Beje, patys posūkiai tai man nelabai patiko pati rankenėlė, kai veikia, nes aš taip kartais ir nesuprantu. Štai aš dabar tik nedaug spusteliau, o jie nuolatos įsijungia. O kada tas veiksmas vyksta, kai aš noriu tik tai trumpam persirėkėvimui jungti, aš to nesuprantu ir kiekvieną kartą aš arba stipriau spustelėjus, tokie labai neaiškus veikimas. Iš tikrųjų niekas, nei vienas gamintas, net arti nesiūlo tokių dalykų. Atrodo lyg ir žaidimas, lyg ir mažmožis, bet asmeniškai man labai padidina pasitikėjimą visomis šiomis autonominio važiavimo, savivaldžio važiavimo sistemomis. Štai jinai pati juda spūstyje ir po truputį važiuoja, netgi ilgai stovint, aišku, čia tą tarpą aš galėčiau sumažinti. Aš nedarau jokių veiksmų, automobilis ilgai stovėjo prie raudono šviesoforo signalo, jis vis tiek
vis tiek pradėjo judėti. Man nereikėjo iš naujo aktyvuoti ar nuspausti akceleratorių ar spustelėti rankenėlę. Paprašo vis lengvai pasukti vairą. Štai viską mato, pristabdė prieš Priusą, kaipgi prieš jį nepristabdysi. Štai mato ženklą. Kitų automobilio aš net nebandyčiau tokiom eismo sąlygom bandyti to greičio palaikymo sistemos. Čia, prašau, puikiausiai veikia. Siauras keliukas, miško kelkraštis, tačiau vis tiek mato tą kelkraštį, puikiai vairuoja, prilėtina ties greitį ribojančiais ženklais, paprašo, kad palaikyčiau tą vairą, štai kokio siaurumo keliukas. Aš tikrai kitoj mašinai tikrai nevažiuočiau. Pasižiūrim, kaip jiem čia seksis. Štai. Dabar jau tikriausiai buvo per didelis iššūkis. Jau tikrai labai aštrus posūkis. Gal Amerikoje tokių keliukų ir nėra aštrių. Dar vienas toks posūkis, nei vienu kitu automobiliu aš nebandyčiau tokių fokusų, tikrai nebandyčiau. Vat su Tesla galiu bandyti. Štai parodo, kad mano nepagrindinis kelias, raudona juosta. Štai pristabdo. Jungiau posūkį. Jis nori, kad aš pats važiuočiau. Štai prieš sankryžą pats sustabdė. Štai, vėl toks tikrai didelis gana posūkis. Štai. Štai važiuoja. Puikiai suvokia, kur reikia važiuoti. Puikiai suvokia. Kaip elektromobilis, ši mašina man tikrai labai patiko. Akivaizdu, kad tai yra šiai dienai tikrai geriausias pasirinkimas. Žinoma, yra ir trūkumų, tarp kurių tikriausiai paminėčiau, jau gana tapusi įprasta išvaizda, visgi mašinai keli metai, bet iš kitos pusės jinai nuolatos atnaujinama, tai dabar yra labiau komfortiška pakaba, nors visgi aš ją dar įvardinčiau kaip standžią ir tikrai tokia gana kieta. Taip pat greičiau veikiantis multimedijos sistemos procesorius, patys matėt, kiek reikia duomenų apdoroti, ir taip pat geresnė garso izoliacija. Sudėta daug papildomų izoliacinių medžiagų ir, kaip man kyla įtarimas, galbūt tai yra dar aktyvus triukšmo slopinimas. Toliau, energijos sąnaudos. Ir štai aš einu į keliones ir dabar mano energijos vidutinės sąnaudos 15,9 kWh 100 km. 5 laipsniai temperatūros. 5 laipsniai temperatūros. Tiek ir mačiau, apie 16-15 tikrai nevažinėjau labai lėtai, važinėjau ir užmesti, važinėjau ir greitkelį. Įspūdingai mažos energijos sąnaudos. Ir akivaizdu, kad Tesla žino kažką, ko nežino kiti gamintojai. Jų energijos naudojimo efektyvumas yra tikrai įspūdingai mažas. Taip, pats automobilis nėra sunkus, 2 tonos, bet kaip įsitikinau, kad jisai yra ir kokybiškai surinktas, kas man anksčiau buvo vienas didžiausių priekaištų Tesla elektromobiliam, kad jie, kokybė ten tikrai šlubavo, tai dabar tai, ką aš matau čia, man tikrai, bent jau šiai klasiai, yra tikrai pakankamo lygio ir lygiai taip pat važiavimo komfortas, išskyrus tą tikrai standžią pakabą, aerodinaminis triukšmas yra tikrai labai nedidelis. Taigi, ir apie kainas. Ogi kainos tokios, kad vėlgi nuo 46 000 eurų, štai šis bandomas modelis kainuoja. Jeigu norite modelio su long range akumuliatoriumi, 80 kWh talpos, tai toksai kainuoja nuo 50 000 eurų. Su 2 elektros motorais automobilio kaina yra 53 000 eurų, o jeigu norite performance versijos, pačios galingiausios, 100 įsibėgėjančios per 3,7 sekundės, tai kaina irgi tokia, sakyčiau, tai protų suvokiama 59 000 eurų. Taigi, šiai dienai tai yra man geriausias elektromobilis vienareikšmiškai, kurį galiu drąsiai rekomenduoti, būtent rinktis šį. Jeigu kyla klausimų, kurios technologijos yra geriausios, tai yra būtent Tesla. O kaip automobilis, man nei jo išvaizda ypatingai patinka, nei man reikia labai ypatingai erdvaus salono. Aš norėčiau smagesnių valdymo savybių, ypač skaidriau veikiančio vairo. Tikiuosi, išbandęs Tesla Model 3, ten rasiu tą balansą, kuris man ir patiks labiausia.